Sveiki atvykę į Kunigaikščio Gedimino progimnaziją esančią Vilniuje. Esam vienoj iš patalpų, vienoj iš erdvių. Ši mokykla turi net 4 erdves, yra įsikūrusi skirtingose vietose, mokosi daugiau negu 1000 mokinių. Bet ką čia kalbėti apie statistiką, norim labiau kalbėti apie gerasias patirtis šitos mokyklos, būtent įtraukio ugdymo srityje, kaip organizuojama pagalba, kaip organizuojamas ugdymas, kaip atrodo aplinkos, kaip mokytojai prisitaiko dirbti ir didesnėse klasėse, ir formaliuose, ir neformaliuose užsiėmimuose. Visą tai pamatysite šitam vaizdo įraše, tai linkiu Jums gero žiūrėjimo. Sveiki. Aš galvočiau, kad tas įtraukusis ugdymas, jis pas mus Lietuvoje kaip samprata šiek tiek siauriau suprantamas. Ir kai mes sakom įtraukusis ugdymas, mes suprantame tik apie spec poreikių vaikus. Nors iš tikrųjų įtraukusis jis turėtų būti, kaip dabar man labai gražiai tas skamba savoka, universalaus dizaino mokykla, universalaus ugdymo, dizaino ugdymas. Gal taip geriau sakyti, nes sakau, kai pasakai žmonėms įtraukusis, jiems atrodo, kad tai yra tik su spec poreikiais. Tai va, tos santykis yra labai paprastas pagal mūsų mokyklos filosofiją. Tai mokykla yra ne kas kitas, kaip, sakykime, vaiko, tiek pat ir mokytojo gyvenimas duotuoju periodu. Tai čia yra gyvenimo dalis. Tai jums irgi kaip gyvenimas vyksta, toks gyvas visas. Čia yra mano gyvenimo dalis ir mes tame gyvenime ieškome, kaip perteikti patirtis ir kaip mūsų ugdytiniai galėtų pasiekti sėkmę. Nes gyvenime be sėkmės, be kažkokio tikslo pasiekimo ilgajame ir trumpajame periode turbūt niekas neįsivaizduoja savo gyvenimo. Tai taip ir sėkmę. Jo, aš manau, tai yra pagrindinis dalykas mokykloje, sėkmės. Vis dėlto vienos mokyklos sako, reikia akademinių rezultatų. Koks pas jūs yra požiūris? Aš manau, kad viskas yra labai susiję ir aišku, yra prūsiškoji ta sistema, kurio sovietiniai mokyklos ir vadovai, ir pedagogai rėmėsi ir dabar dar jinai labai gaji. Tai yra Vėzdo politika. Tekstas, išmoksti, atsiskaitai. Bet aš manau, kad tai turėtų jau nueiti, tai yra dar praėjusio turbūt amžiaus jau Amerikoje, reiškia, pragmatizmą pradėjo kultivuoti prieš 100 ir daugiau metų. Ir jie patyrė sėkmę su proveržių švietime. Ir mes turėtume ateiti per sėkmę. Jeigu vaikas norės ateiti į mokyklą, jeigu vaikui sudarysime galimybės kažkur patirti sėkmę, tai ir ugdymo rezultatai, kaip taisyklė, tai yra pagrįsta jau ir tyrimais, iš karto gerėja, eina į priekį ir pokytis įvyksta. Tai jeigu mes kalbėsim vien apie ugdymo rezultatus, tai irgi bus per siaura. Man atrodo, tas vaiko savijauta lemia daugelį aspektų. Jeigu tai pažiūrėti, vaikų skaičius tai yra 1400 vaikų, didelė nuo 6 iki turbūt, kiek čia dabar, kokį 14 metų, 8 ar 15 metų. Ir atrodo, tokia turėtų jau būti nevaldoma, bet mes dirbame 4, praktiškai yra 4 mokyklos, tai tada labai normaliai išsidalina ir sunku tik tai galbūt suadministruoti, bet čia jau administracijos tvarka. Toks padalinimas po nedaug vaikų atskirose vietose yra vienas iš tokių spręstinų dalykų ir administracijos naštos mažinimas ir pinigų taupimas viena administracija keliom mokyklom. Čia veikia ir aš manau, čia ne vien tik Vilniuje, bet yra ir kitur tokie modeliukai. O pedagogų irgi turime, jeigu mokytojų mes turime kokį 100 turbūt, taip. Apie tiksliai tai to pedagoginio personalo su pagalbos mokiniui, su specialistais, apie 130 turim pedagoginio personalo. Tie universalaus ugdymo, reiškia, universalaus dizaino ugdymas pasauliais jau senai eksploatuojamas, pradėjo nuo turbūt architektai pirmieji tai naudoti tikroje architektūroje, paskui šitie principai buvo perkelti į ugdymo procesą. Pas mus tik tai pastarieji 4 metai apie tai, reiškia, kalbame apie tą savoką kaip apie visuminį tokį sampratą, o pas mus mokykloje jau bene kokie 25 metai mes dirbame ir stengiamės, kad vaikas, sakykime, kažkokioje vietoje per pateiktą medžiagą, per pateiktą aplinką, jis galėtų įsijungti
į mokyklos tą gyvenimą ir gauti tas užduotis ir atlikti užduotis taip, kaip jis geriau geba. Nes čia yra pagrindinis principas. Tai kuo daugiau diferencijuoti ir pritaikyti kiekvienam vaikui. Tai tą mes darome ir va tos erdvės, kaip sakėte, jos tam ir skirtos. Daugiausiai ir per saviugdą einame. Jeigu mes kalbėsime apie, sakykime, techninės kūrybinės dirbtuvės, vaikai išmoksta, bet dirbdami, bet praktiškai programuodami ir spausdindami įvairius daiktus, jie ką ir chemiją mokosi, ir fiziką, ir programavimą, ir matematiką, ir anglų kalbą, ir lietuvių. Tai praktiškai 6 dalykai integruoti į saviugdoje. Ir tada, kai vaikas kažko nežino ar nesupranta, jis pats ateina pas mokytoją pasiklausti. Va čia toks principas. Artlabas arba dailės menų erdvė, tai irgi vaikas empatijos mokosi, pykčio valdymo mokosi, meno mokosi. Jis pats, žiūrėdamas, sakykime, laidas, piešdamas, medituodamas, ir jeigu jam kažko reikia, kažkokios pagalbos, yra pedagogas, kuris padeda. Bet čia principas yra tai, kad ne vaikui mes kišame žinias, bet vaikas mokomas praktiškai dirbant ieškoti žinių, kaip nedaryti klaidų. Bet čia turbūt ir tas mūsų mokyklos išskirtinumas yra toks atvirkštinis galbūt procesas, kada ne mes tam vaikui pasakom, kad tu turi išmokti, bet vaikas sako, man reikia šito dalyko. Taip pats tarsi erdvė jį pakviečia. Jo, į saviugdą, į savo galimybės, reiškia plėtrą tą galimybę. Čia turbūt ne veltui jūs kuriat skirtingas erdvės, tam, kad kiekvieno interesus atliepti, ar ne? Taip, nes kuo daugiau bus erdvių, tuo mes galėsime individualiau kiekvieno vaiko interesus, nes aš dar kalbėjau apie skaitimo erdvę, dabar norime dar kalbų laboratoriją, yra dar gamtamokslė laboratorija, tai mes bandome išdiferencijuoti daug tų erdvių, bet mums trukdo, sakykime, ta sovietinė architektūra, kuri visiškai nepritaikyta, bet ir tai mes tą darome, bandome daryti. Ir dabartiniai architektai man tenka dirbti su 2 mokyklų projektais, kažkaip irgi mažai jie susipažinę su šitom savokom net architektūroje, bet po truputį ir ten vyksta švietimas. O kalbant apie pagalbos specialistus, mokytojų padėjėjus, kaip su jais dirbat, nes Lietuvoje dažniausiai sako, kad trūksta arba sunku gerus žmonės prisitraukti, kompetencijos prasme. Taip. Vis tiek kažkaip tą irgi bandote, ar ne? Jo, trūksta, visko trūksta. Visur gerų specialistų, visur trūksta. Jūs man pasakykite, kur netrūksta gerų darbuotojų. Trūksta visur. Tik tai klausimas, kaip mes juos pritraukiame. Ar jau iš karto paruoštus paimame, ar ugdome. Tai mes irgi taikome tos 2 principus. Aišku, ieškome gerų specialistų, bet tada mes labai mažą manevringumą turime finansinę, tokį, kad jeigu tu labai geras nori nusipirkti, tu turi užsimokėti už jį. Tai mes irgi einame ir kitų kelių, mes ugdome savo specialistus. Įmame bet ką, jeigu apie mokytojų padėjėjus, ir taikome tą sistemą, kai mokytojų padėjėjas pradeda dirbti kaip specialaus pedagogo asistentas. Čia mano irgi tokia sena idėja, reiškia, paimta galbūt iš to, kad psichologas turi ir savo, reiškia, asistentą. Psichologas asistentas yra tokia savoka, dar kokius metus turbūt jau paskui panaikina. Bet kadangi trūksta specialiųjų pedagogų, mes ypatingai dirbome taip, kad periodiškai mokytojų padėjėjai ateina kiekvieną savaitę konsultuotis ir aptarti vieno ar kito vaiko, su kuriuo jisai dirba spec poreikius su tuo specialiuoju pedagogu. Jie pasidalina savo, reiškia, kažkokią informaciją. Mokytojų padėjėjai net ateina į pamokas specialaus pedagogo užsiėmimus, kad pasižiūrėti, kaip dirbama. Ir tokiu būdu specialusis pedagogas per padėjėjus pasiekia tą konkretų vaiką, nes taip ir trūksta labai ir specialiųjų pedagogų. Va tokiu būdu mes ir tą sklaidą, tą prieinamumą prie to vaiko padarome. Ir tokiu būdu suteikiame pagalbą mokytojų padėjėjų, kad jis nors truputį gautų kvalifikacijos ir žinių, kaip dirbti. Sensoriniai kambariai yra geras, pakankamai naujas dalykas, gaila, kad jis mažai finansuojamas valstybės tą įrangą, arba gal visai nefinansuojama, nežinau, bijau pasakyti. Bet pagal naują požiūrį jų turėtų būti daugiau. Jis turėtų būti prieinamas visiems vaikams. Dabar mes, kadangi 4 mokyklos, turime tik 4 tokius kambarius,
Tai juose galima tik tų vaikų užsiėmimus organizuoti arba jiems leisti naudotis, kurie, sakykime, turi elgesio sutrikimų, kurie pykčio nevaldo, kuriems reikia čia ir dabar jiems padėti. Bet mes negalime užtikrinti tiems vaikams, kurie, sakykime, pavargsta nuo mokymosi, kuriems galva pradeda skaudėti nuo per didelės informacijos, sakykime. Nuo triukšmo turbūt. Nuo triukšmo. Ir va tokių vietų turėtų būti daugiau mokykloje, kad mes galėtumėm tą principą universalaus dizaino įgyvendinti. Tai daug tų receptų yra ir apie juos mes galėtumėm gvildenti, bet turbūt pagrindinė bėda yra mūsų dar valstybės, kai skirstoma formalusis ugdymas, neformalusis. Aš manyčiau, reikia baigti mums skirstyti. Į mokyklą vaikas ateina ugdytis, tai yra visuminis ugdymas. Ir kaip sakiau, dirbdamas techninėse kūrybinėse dirbtuvėse vaikas po pamokų, jis ugdomas ar neugdomas? Jeigu jis ieško žinių ir pats mokytojo paklausia trupučiuką daugiau chemijos ar fizikos, negu jis mokėsi tose pamokose, tai, aš manau, yra geriausias ugdymas, saviugda tam tikra pats vaikas. Tai ir valstybė turėtų eiti tai, kitaip apmokėjimą daryti, kitaip sampratą daryti ir tada, man atrodo, mes pasieksime proveržį. Bet čia daugelis tokio yra susijusių dalykų ir tas vadinamasis etatinis apmokėjimas, keisti tokius dalykus reikėtų pagal tai, kaip vaikas arba kiek vaikui sudaroma galimybė ugdytis, man atrodo, tai ir turėtų ateiti pinigai. Labadiena, esu Stasė Žabienė, pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė, dirbu jau 45 metus mokykloje. Ir nei karto nesu pasigailėjusi, kad pasirinkau šitą profesiją, šitą specialybę. Šitoje mokykloje, Kunigaikščio Gedimino progimnazijoje, dirbu nuo 2000 metų rugsėjo mėnesio. Išleidusi esu jau čia keletą laidų ir į darbą einu kaip į šventę. Tai visą tai pasako, kad tikrai darbas man yra kaip hobis, o hobis kaip darbas. Tai šiandien irgi daug vaikų, dabar juos paleidom į biblioteką, ar ne? Kaip apskritai jaučiatės šitoje mokykloje, kaip jaučiatės su klase, šita pirmokai yra, ar ne? Na, kaip jau sakiau, darbas man yra kaip šventė ir aš iš atostogų noriu grįžti greičiau būtent į darbą, nes gyvenu viena kol kas, o mokykloje tai sekasi labai puikiai. Vaikai mane myli, tėvai myli, esu išleidusi daug laidų jau čia būdama, jau 5, 6 eina. Sakiau, nebedirbsiu, bet dar vis dirbu. Atėjo toks laikmetis, kad mokytojų reikia, nors esu jau pensinio amžiaus, bet džiaugiuosi darbu. Ir mokiniai yra labai šaunus, įvairūs. Visą laiką turiu berniukų daugiau negu mergaičių, visose laidose tai buvo. Ir jau pripratau, visose laidose buvo įvairių vaikų ir labai protingų, labai gabių, kuriems reikia ypatingo kitokio dėmesio. Ir visada turėjau vaikų, kurie ateina į mokyklą turėdami tam tikrų sunkumų, tam tikrų negalių. Ir manau, kad su savo darbu susidoroju gerai. Ir jeigu reikėtų šitą mokyklą apibūdinti, kaip apibūdintumėt ją? Kuo jinai išskirtinė galbūt, kuo jinai stipri? Na, tikrai mūsų mokykla išskirtinė, ją sunku patekti tiek tėvams, tiek mokytojams. Dar buvusi mūsų direktorė, senoji direktorė, kuri jau yra pensijoje, grįžusi iš Norvegijos pagal geros pradžios modelį, šitą mokyklą padarė, kad dirbtų joje klasėje 2 mokytojai. Tai yra nuostabu. Tai kai dirbau, turiu palyginimą gerą, nes dirbau tada, kai nebuvo 2 mokytojų ir buvo daug mokinių, ir 34, ir 35. Ir kai dirbu dabar, kai yra 2 mokytojai ir dar turim dabar mokytoją padėjėją vieną, tai nepalyginami darbai. Žymiai galima daugiau nuveikti, daugiau vaikams padėti, pasiekti geresnių rezultatų, daugiau išvykti, nes bent jau kelionėje jau reikia atskiro žmogaus, kuris turėtų palydėti. Ir mokykla tas naujoves įgyvendina, kas yra džiugu. Dabar mūsų naujas direktorius, planuojam jau ir yra sudaryta darbo grupė, kad turėsime bakalaureato programą
Na, ir mes visi esame nes mes nestovim vietoje. Yra gyvas, augantis, judantis organizmas ir ieškantis, kaip geriau padėti vaikui. Na, iššūkiai buvo nuo rugsėjo 1 dienos, kai mes nežinojom, kad ateis vaikas, kuris turi ypatingai daug poreikių, specialių tų poreikių. Ir nebuvo, neteina žmonės dirbti padėjėjais, pagalbininkais tokiems vaikams, sunku prisišaukti, nes neduoda viso etato, žmogus už pusę ar 0,75 nelabai nori eiti, dirbti, tuo labiau, kad tų vaikų įvairių ir tas vaikas yra su emociniais sutrikimais, tai jo elgesys buvo neprognozuojamas. Čia nuo stalų skraidė pratybos, penalai, skraidė flomasteriai, durys trankėsi ne vieną, ne 2 kartus ir mokytojos buvo ir apstumdytos ir visa kita. Bet mes tą vaiką prisijaukinom. Vat kas yra, iš pradžių galvom tikrai, arba jis, arba mes. Bet kai aš pati turiu daug anūkų, 7 ir 3 proanūkius, tai jau suprantu, kad kur tokį vaiką dėti. Nu, jis yra ir reikia jam padėti, jam pagalbos. Ir tik tais meilė, jo pastovių rūpesčių, globa, mes tą vaiką prisijaukinom. Ir dabar jisai sėdi su visais klasėje pamokose, ne visose, nes jam būna, kad jam nereikia sėdėti. Tiesiog jam tokia nuotaika. Jis išeina, dirba su kita mokytoja, jis eina į pamokas, jis eina šokti jau pradėjo, jis eina į fizinį, jis plaukia baseinė. Jis pats apsirengia, jis pats save susitvarko. Nu, tiesiog, nežinau, kažkoks, ypatingai po naujų metų įvyko lūžis. Dabar papasakosiu vieną situaciją, kai buvo, jisai niekada neėjo iki naujų metų, į muziką neėjo. Jeigu nueidavo, tai greit išeidavo, į šokį tai išviesnėjo, mokytoja ateidavo, čia su juo pakalbėdavo, jis ir nešoko. Ir buvo šventė. Naujųjų metų kalėdinė šventė. Ir jis atsistojo prie visų vaikų. Ėjo kartu su visais, galvoju, jisai mamai tėčio ant kelių sėdės. Ne, jis nuėjo su visais. Ir jis viską darė, kaip visi vaikai. Pasižiūri, visi stovi, jis atsistoja. Visi dainuoja ir jisai kokius prisimena žodžius, tuos ir pradeda dainuoti. Šoko su visais. Nu, mums visiems akis atsivėrė. Ir nuo to laiko, pakeitė kažkas šitą berniuką. Prieš dar kalbantis kalbėjom apie tai, kad ne visada tėvai galbūt nori, kaip pasakyti, ne visada nori, kad diagnozuotų, vestų pas specialistus. Ar tas yra svarbu ir kodėl, ar ne visada vis dėlto, ar galbūt verta išlaukti? Kartais verta išlaukti, iš tiesų kartais verta išlaukti. Bet kai jie ateina su specialistų nuorodom, ką reikėtų daryti, pasakymais, pamokymais, mums tai yra lengviau. Lengviau padėti tam greičiau galim vaikui. Nes mes per save viską atrandam, skaitydami literatūrą, lankydami įvairius seminarus, mokymus ir tik tais tada susivokiam, kad jam būtent galima taip geriau bus padaryti negu taip. Tai aišku, tėvai turėtų. Jeigu mokytojas sako, ne veltui mokytojai sako, jie nenori, kad vaikui būtų blogiau, jis nori, kad būtų geriau, kad jisai galėtų įsiterpti tą kolektyvą, kad jis galėtų sėkmingai eiti kartu su visais kitais mokiniais. Bet dar yra vienas toks niuansas, kad yra daug gabių vaikų. Mano klasė šį kartą tikrai labai gabi ir yra tokių vaikų, kurie nespėjo užduoti, jis jau sako, mokytoja, aš jau padariau, ką man toliau daryti. Ir vėl yra kitas momentas, kai mes turim pasiruošti ir tokiems atvejams, kad vaikui duoti, kad jis nesėdėtų, nes jeigu jį paleisi sėdėti arba tik tais ar knygą paskaityk ar dar ką nors, tai jie taip ir galvos, kad aš viską moku, nebereikia mokytis, o kai jiem duodi vis sunkesnės užduotis, tada jie kyla. Kyla tas, kuriam reikia pakilti iki to normalaus lygio ir tas, kuris aukštai yra. Jam irgi reikia, kad jisai skristų, o ne šliaužėtų žemę. Tai va tokie 2 momentai yra. Visose klasėse yra, pas mane irgi taip pat. Silpnesni ir stipresni, skirtingose turbūt dalykuose skirtingai vaikai. Taip, bet daug maž būna, jeigu jisai retai būna, kad tik vienam dalykui gabus. Būna dažniausiai visiems dalykams, todėl kad čia yra pradinė klasė, pradinė mokykla ir pradmenys visi. Aišku, tas, kuris, pavyzdžiui, man yra, kur ypatingai jau, tai jis nemoka rašyti gražiai parkerą laikyti. Ir mes kiek kartų jau 0,5 metų ir niekaip neišmoksta. Jis buvo išmokęs darželį ir jisai rašo stačiai ir taip ir kartais būna. Bet jo protas eina pirmin 10 žingsnių pagal kitus vaikus. Dabar jam rašyti sudėtingiau, bet kiti dalykai lengvesni. Taip, jisai rašo, bet tik tais tiek, kad netaisyklingai laiko parkerį. Bet jisai čia kiekvieno irgi saviraiška. Mes išmokstam labai gražiai dailį rašyti 1 klasėje, dailį rašyti ir taip toliau, 2 klasėje jau mažiau,
nueina į gydytojus, tai nesuskaitom raštą. Na, tai. Tai čia toks dalykas natūralus yra ir dar nuo vaiko charakterio priklauso. Esu mama vaiko, kuris yra 5-okas ir patiria tam tikrų sunkumų, taip pat pati esu ir pedagogė, mokytoja. Turi mokytojus, kuriuos mėgsta, labai patinka galimybė lankytis FabLab'e, kuris gali naudotis technologijom ir atsispausdinti kažkokį 3D daiktą, kuris jam patinka. O iššūkiai tokie, kad anksčiau išeidavo iš pamokos, tai pritaikė kitokį ugdymo būdą, tai dabar lyg ir tokių nevyksta dalykų. Taip pat reikia truputėlį pakovoti dėl namų darbų atlikimo, nes tikrai nenori jam, tai dar priklauso aišku dalykas. Bet tokie nedideli pokyčiai, aš taip atsargiai tyliai žiūriu, kad jam tie namų darbų darimas po truputį lyg keičiasi, jisai lyg toks jaučiasi atsakingesnis, stengiasi labiau pats padaryti, nes, sako, aš pats. Tiesa, reikia kažkaip dar truputį paspausti, kad tai gerai, tu pats daryk, bet dabar atsisėsk ir daryk. Nes sako, aš padarysiu, o tas aš padarysiu, gali nusikelti ir gali tiesiog nesuspėti. Su mūsų vaiku, bet tikrai tikiu, kad ir su kitais labai tinka susitarimai. Pirma tai, po to tai. Tie vaikai pirma kažką padirbti, po to malonumas. Nes jeigu atvirkščiai, tai jeigu malonumas, tai po to gali ir nepadirbti. Tai tiesiog tokios smulkmenos atrodo. Tai tikrai motyvuoja ir tarkim, tu sakai, mes tikrai važiuojam pasiieškoti, gal rasim kažką, gal ir nerasim, bet sakai, bet tu dabar prisimink dar tą turi padaryti, tai jis tikrai labai atsakingai tai žiūri. Taip tikrai svarbu būtų, galbūt tėvelius norėčiau padrąsinti, tik nežinau, čia tėveliai ar stebės mūsų įrašą, nes labai daug yra baimių dėl vaikų, ypač jeigu tu matai, kad yra kažkoks sutrikimas, o tėvai nenori pripažinti, bijo kažkur kreiptis, nežino, kas bus, gal tas vaikas negalės tada tenai mokytis ar kažką. Tai norėčiau kažkaip padrąsinti, nes tie, kurie eina, išsitiria, jeigu ir nustato sunkumų, jie žino, su kuo dirbti, kaip vaikui padėti ir mokytojai gauna rekomendacijas, kurias naudodami gali tam vaikui kažkiek pagelbėti. Žinoma, ta ribota labai bazė, nes tos pagalbinės priemonės, labai trūksta kažkokios centralizuoto dalyko, kuris mokyklom padėtų įsirengti tas nusiraminimo erdves arba padėtų įsigyti, įsirengti įvairias pagalbinės priemonės. Nes visi turi kažkaip ieškoti per save, visi turi kažkur tai žiūrėti. Jeigu užmesgamas ryšys, jeigu vaikas pasitikė mokytoju ir jisai nesijaučia, kad jis yra kažkoks ypatingas ir turi kažkokių sunkumų. Dirbu anglų kalbos mokytoja, akivaizdžiai. Kaip matote, šitoj mokykloje dirbu 5 metus, iš viso maždaug 15 metų. Man patinka dirbti šitoj mokykloje. Vaikai yra čia ypatingi kuo? Aišku, kaip iš specialybinės tos pusės anglų kalbos prasme, tai jie yra pakankamai stiprus, yra ką veikti su jais. Tai man yra tik kaip ir iššūkis, kadangi jie daug žino, tai norisi dar daugiau jiem duoti kažko. Bet šiaip labai geranoriški vaikai, be galo. Aš neturiu nei vieno blogo mokinio, tai visada vaikams sakau, turbūt aš pati laimingiausia mokytoja, nes aš neturiu nei vieno blogo mokinio. Man visi vaikai yra geri ir randam mes tą kalbą dažniausiai ir pajuokaujam, ir papykstam, ir visko būna, kaip ir visam gyvenime visko būna, tai mes va čia taip pat. Tas santykis geras ir su vaikais, ir tėveliai labai padeda. Tai va šitą mokyklą už tai tikrai man labai patinka, nes bendradarbiaujam visi, tokia bendruomenė, graži. Gražu klausytis. Yra vienas mokinys, kuris dirba su visa klase, turi mokytoją padėjėją, kuri labai gelbsti situacijai,
bet kuo puikiausiai įsitraukia į veiklas, viską padaro tikrai savo lygyje neblogai. Ir iš mano pusės tai svarbu paskatinti vaiką, kad jisai gerai jaustųsi klasėje ir tada nėra kažkokio tai vaikui atstumimo, sakykime, pamokoje. Ir yra kitas atvejis, kai irgi vaikiukas bandė dirbti klasėje, bet buvo labai prastai, labai, netgi sakyčiau, agresija jam skatino vaikų, bet kokie komentarai, netgi visiškai su juo nesusiję. Tai labai glaudžiai bendradarbiavom ir su administracija, ir mokytojai tarpusavy ir nusprendėm, kad bus daug geriau tam vaikui dirbti tiesiog atskirai nuo klasės, bet ateiti pas mokytoją ir darbuotis atskirai. Tai rezultatai yra tiesiog wow, puikus iš tikrųjų ir tas vaikas nuostabus. Ir jokio pykčio, visą laiką nuotaikoje, visą laiką dirba, pasirodo jis ir anglų kalbą visai neblogai moka, ko negalėjau normaliai įvertinti pamokoje su kitais vaikais. Tuo atveju iš tikrųjų pasiteisino labai tas atskiras mokymas. Tai vat, kaip sakau, galbūt vienu atveju tai būtų tobula dirbti kartu su visais ir skamba tai labai gražiai, integruojam, kaip viskas gerai, bet kitais atvejais reikia tiesiog žiūrėti patį vaiką, kaip jam yra gerai ir kuo mes galim jam padėti, kuo daugiau ir iš kurios situacijos daugiau išpešti naudos tam vaikui. Labiau turbūt galvoti apie tai, kaip pasunkinti tas užduotis arba kitokias jas duoti. Kad jam būtų iššūkis. Aš turiu vieną irgi vaiką tokį labai, kaip dabar sakoma, turintį specialių poreikių, bet tas vaikas lenkia visus klausiokus. Ir sakyčiau, aš suvokiu, kur yra problemos, kur yra tie poreikiai, kuriuos mes bandom pagelbėti, tiesiog padėti gerai jaustis klasėje, bet iš esmės aš stengiuosi tas užduotis galbūt truputėlį kartais pakeisti, įdėdama kažkokį pasunkinimą, kad vaikui būtų iššūkis. Tai tada jam yra tas azartas. Bet aišku, reikia patirti sėkmę. Tai jeigu nuolat duosi iššūkius, kurie labai, sakykime, yra per daug aukštai užkelti patys reikalavimai, tai tuomet gal sudėtinga, bet laviruojam iš tikrųjų, tai mokytojo darbas laviruoti situacijai, tai kol kas visai gerai sekasi. Pasižiūrėjusi rezultatus vaikų. Pasakysiu atvirai, ar vaikas turi specialių poreikių ar neturi, visų pirma reikia surasti ryšį su tuo vaiku. Nes aš, pavyzdžiui, pamokoje, yra gal kam tas nėra svarbu, man svarbu surasti tą ryšį. Ir jeigu aš randu su tuo vaiku kažkokį santykį, tada tas vaikas gali būti taip, tarkim, galiu duoti tokį pavyzdį dabar konkretų. Vaikas turi labai tokių smagių ir hobių ir jie visiškai nesusiję su anglų kalbos, jokia programinė tema, absoliučiai. Mes prakalbam visą pamoką tą temą angliškai, kas vis tiek yra gerai mano galva, vis tiek vaikas tobulėja bet kuriuo atveju, dar srity, kuri jam miela. Kitą dieną aš jau galiu kažkaip tais pastumėti jį mokytis tam tikrų temų, kurios galbūt man reikalingos, kad visi išmoktų iš mano pusės inicijuoti. Ir vaikas jau matydamas prieš tai buvusi santykį, jisai kažkaip lengviau eina ir tam tikrus dalykus, kurie jis net nejaučia, bet yra reikalingi, jam privalomi. Tai per tą ryšį, per tą tokį girdėjimą viens kitą, aš tai labiausiai ir norėčiau turbūt patarti. Matyti tą vaiką, matyti, ko jam reikia ir nesakyti, kad jis prausti į rėmus, tau dabar reikia tik tais gramatinės kokios present simple temos ir tu dabar imsi ją ir mokysis. Galbūt jam nuotaikos šiandien nėra, galbūt blogai jaučiasi, galbūt mes galim kažką apeiti iš kitos pusės, kad bet kuriuo atveju jį pastumėti link to, bet gal ne šiandien, gal rytoj, gal kitą dieną. Tai tiesiog lankščiai žiūrėti situaciją, matyti žmogų ir suprasti, kad mes visi žmonės ir tiesiog taip ir žiūrėti tą visą situaciją. Tai aš esu Austra, esu priešmokyklinio, ikimokyklinio ir jau viena koja pradinio ugdymo pedagogė ir dirbu su vaikais jau 10 metų.
bet su pradinukais dar tik 3 metus, tai dirbu kaip visos dienos mokytoja, kartu su kita mokytoja ir turime dar padėjėją klasėje, tai mūsų visa komanda dirba, tai labai džiaugiuosi atradusi mokyklą, nes prieš 10 metų, kai atėjau dirbti su vaikais, sakiau, aš čia tik trumpam, tai va tas trumpam jau 10 metų trunka ir kai atėjau į mokyklą, tai pasakiau, kad aš čia turbūt ilgam. Tai va tokia mano kol kas ta praktika su vaikais. Čia būtent šitoje mokykloje ir dirba 10 metų? Ne, 10 metų iš viso su vaikais, bet šioje mokykloje jau 3 metai. Ir kaip jūs jaučiatės šitoje mokykloje, kaip jums sekasi, kaip apskritai matot šitą mokyklą? Gera, tai yra ta vieta, kur būti gera. Labai nuostabus kolektyvas, labai visi geranoriški ir tiesiog vieta, kur gera būti, kur nesinori galvoti, kad jeigu ne čia, tai kitur gal kažkur. Čia yra ta vieta, kur norisi pasilikti. Ir noris grįžti, ar ne? Taip, kur į darbą eiti gera, kur po darbo tu nesijauti toks, kad labai noriu namo, greičiau aš negaliu. Tiesiog laikas skrieja ir mes turim ką veikti ir jaučiamės įvertintos ir galbūt dėl to ta visuma tokia ir būna, kad nori į darbą, ne taip jau laukia tų savaitgalio ar atostogų, čia smagu. Man įtraukusis ugdymas tai turbūt yra kiekvieno vaiko teisė į pilnavertį gyvenimą. Teisė būti lygiu, teisė būti kaip visiems. Ir su mūsų pagalba jie visą tą turi. Teisė būti nieko neprastesniu, būti išskirtiniu, unikaliu, bet tik tai jokiais būdais ne kitokiu. Kitokiu, bet gerąją prasme, unikaliu. Tai būti tam tikrą prasme savimi, ar ne? Būti savimi, būti kuo tu nori būti ir nesijausti niekada prastai, niekada blogai tiek pačiam vaikui, tiek specialiųjų poreikių vaikų tėvams, kad jiems nereikėtų jausti gėdos ar kažkokių nemalonių emocijų dėl to, kad sakykime, jų vaikas pasaulį mato šiek tiek kitaip. Tai vat mes tengiamės užtikrinti, kad vaikas būtų čia pirmiausiai laimingas. Ar klasėje turite specialių poreikių vaikų, galbūt gabesnių, kuriems reikia kartais sunkesnių užduočių? Kaip su tuo dirbot ir kokia jūsų patirtis? Tai mes klasėje turime 23 mokinius, iš jų yra 3 vaikai su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Tai vienas vaikas yra su vidutiniais ugdymosi poreikiais, o 2 vaikai yra su dideliais. Ir pagrindė tai yra emociniai sutrikimai. Tai vat mes jau kažkaip su tuo susidirbome, supratome, kaip su jais reikia dirbti, kaip prieiti. Ir aš manau, kad šiandien viskas yra labai puikiai pas mus. Kadangi mes kiekvienoje klasėje turim mažiausiai po 3 skirtingas patalpas. Ir kai vaikai nebūtinai specialiųjų poreikių, bet dažniausiai pervargsta arba išsibalansuoja specialiųjų poreikių vaikai, tai jie turi galimybę su padėjėja arba su bet kuria mokytoja išeiti į kitą patalpą, ten nurimti. Jeigu jie nori, jie gali išeiti pabūti vieni arba netgi atlikti užduotis, kartais jie nori atskirai individualiai, tai tam mes turim visas galimybės. Taipogi mes turim specialiąją pedagogę, logopedę, socialinę pedagogę, psichologę, tai visa komanda dirba su tais vaikais, dėl to jie ir jaučiasi čia gerai ir mes užtikrinam tą visavertę kokybę ir ugdymosi, ir emocinę. Ir yra mokyklų, kur nėra tokių galimybių ar neatsitraukti, yra klasė, galbūt ten kai kurie sensorinius kambarius turi ir jūs turite, aš girdėjau ir mačiau, bet yra mokyklų, kur neįmanoma atsitraukti. Ką tada darytumėte, jeigu nebūtų galimybės išeiti kažkokią mažesnę patalpą? Kaip tada galbūt elgtumėtės komandui, kaip dirbtumėt su tokiu vaiku ar vaikais? Visada yra sprendimas ir mokytojas turi improvizuoti kiekvieną dieną, per kiekvieną pamoką ir aš manau visada yra galimybė, kaip tą vaiką atitraukti nuo chaoso. Tai galų gale yra ir rūbinė, yra mokytojų kambarys, vis tiek galima rasti tą patalpą, kur vaikui pabūti, nurimti, tiesiog reikia norėti. O kai yra noras, yra ir galimybės. Pirmiausia, tikėti vaiku, jo jėgomis, tikėti savimi ir neturėti jokių išankstinių nusistatymų. Ir pasistengti pamatyti tą vidinį vaiko grožį, kas lepiasi po tom visom emocijom ir po viskuo, nes dažniausiai po to storo emocijų sluoksnių žydi labai graži gėlė. Trumpai pasidalinot patirtim, galbūt dar kažką norėtumėt perduoti mokytojams, galbūt palinkėti, galbūt kažkokią žinutę perduoti, kas jums būtų svarbu. Stiprybės, kantrybės, nuolat mokytis, tobulėti, nes žinios, kurias gavome ar įgijome prieš 2-3 metus, gali šiandien būti jau visai pasikeitusios ir nebeaktualios.
Tai nuolat stengtis dėl savęs, užmėgsti ryšį su tėvais, užmėgsti ryšį su vaikais. Ir, kaip ir sakiau, tikėti tuo, kad aš galiu ir aš tai padarysiu. Tai nemanau, kad čia yra neįmanoma misija. Tiesiog reikia būti savim, reikia atverti širdį visiems vaikams, kaip ir suaugusiems, tai nėra lengva. Bet jau kai vaikas randa kelią pas mokytoją, viskas būna daug paprasčiau. Tikėti savim ir savo jėgomis. Sveiki, aš esu Kipras, šioje mokykloje pradėjau prieš 2 metus dirbti kaip padėjėjas mokytojas pradinių klasių, dirbu su spec ugdymo poreikius turinčiais vaikais ir taip pat prieš metus pradėjau dirbti anglų kalbos mokytojų pradinių klasių. Prieš kalbinant tave, ieškojom, kur esi ir sako, jis nebūna vienoj klasėje. Kipras, tai kaip atrodo mokytojo asistento arba mokytojo padėjėjo darbo diena, kaip jinai maždaug atrodo? Tai gali jinai atrodyti įvairiai, priklauso, kiek, pavyzdžiui, mokinių priskirta. Aš dirbu su viena mokinė, tai dažniausiai tom dienom, kai dirbu, tai ir būnu to vienoj klasėje. Aš šiandien tiesiog taip gausiu, kadangi turiu anglų kalbos pamokas, tai tiesiog tada vaikštau po klasės. Šiaip jo, tai pagal tvarkaraštį einu į pamokas, ne visose pamokose būnu, nes ne visose reikia pagalbos. Bet kuriuose reikia, tai pagrindė lietuvių ir matematika, ateinu ir tada šiuo atveju tai dažniausiai einam į kitas patalpas dirbti, kadangi medžiaga ir užduotis skiriasi nuo klasės, tai išeinam kitur ir individualiai dirbam. Bet grinai yra, gaunasi mano atveju individualus darbas su ta mokiniu. Yra daugiau padėjėjų šitoj mokykloje, tai būna dažnai tiesiog klasėje, jeigu mokiniai gali atlikti klasės užduotis, ką klasiokai veikia, tai tada tiesiog padėjėjas būna šalia klasėje ir padeda tas užduotis. Minėjai, kad dirbi su viena mokinė dabar. Nežinau, kiek laiko dirbi, kokia pažanga matosi, apskritai būtų įdomiau papasakoti, ten vardų neminint, bet bendrais bruožais, tai įdomi ta patirtis. Jau dirbu 2 mokslo metus su šią mokinę, ten atvejais jau yra sunkesnis, didesni spec poreikiai, tai pagrindė mes dirbam ties rašymo ir skaitimo mokymuose, nes tie gebėjimai dar stringa, bet buvo su daug metodų ieškojimo ir daug kantrybės ir pastangų, tiek iš mūsų mokytojų, specialistų ir pačios mokinės irgi. Tai su visom pastangom jau šiaip neseniai buvo didelė pažanga skaitime, pradėjau jau lengvesnius žodžius skaityti. Tai toks vienas didesnių pasiekimų. Šiaip, nes šito atveju yra nedaug ką moka, tai tada taip reikia iš lėto, taikant tos pačius metodus, jeigu ne, tada keičiant, kaip kalbėjau. Tiesiog po truputį tas toks lėtas procesas ir rezultatai irgi greit neateina, tai reikia labai daug kantrybės, bet jie atsiranda ir labai tada džiugu. Jeigu reikėtų kolegai patarti kažką, ką sakytum, kad kur verta skirti dėmesį, ar mokytis kažko, ar domėtis kažko ir panašiai? Jo, tai mokytojams, šiaip manau visiems žmonėms, bet mokytojams ypač, manau, kai visada reikia kažko mokytis ir tobulėti. Jo labiau, kad ir viskas mūsų pasaulyje gana greitai keičiasi. Aš šiaip tai manau, vienas svarbiausių, kas nuvedė ir į sėkmes, tai yra bendradarbiavimas su kolegom, su klasės mokytoja, su pagalbos specialistais mokiniai, tai specpedagogai, logopedė, psichologė, tai su jais labai artimai bendradarbiauti. Ir tada, kai yra visi specialistai ir pedagogai siekia to pačio, tai tada rezultatas yra greičiau pasiekiamas. Tai sakyčiau, čia svarbiausias, mano nuomonė, yra bendradarbiavimas. Ir taip pat paskui mokymasis, ieškoti pačiam tų metodų įvairių, bandyti, kas tinka, kas ne, nes mums universitete mokė, kaip su kokiais mokiniais, ten, pavyzdžiui, autizmo, kaip ką mokyti, su Downo sindromu ir įvairiai, kaip su tais
vaikais dirbti, bet vis tiek kiekvienas vaikas yra individualus ir reikia ieškoti, kas tam mokiniui tinka būtent. Ir irgi pastoviai ieškoti ir mokytis pačiam tobulėti. Sveiki, esu Austė, esu direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Mano diena prasideda labai, taip sakysim, įdomiai. Aš apeinu mokytojas visas klases, pasisveikinu, paklausiu, kaip sekasi, kaip praėjo vakar diena, galbūt kurios aš galiuko jau nebemačiau tos dienos. Na ir va taip, pasisveikinimu. Tai va, nes, na, kažkaip paprastai tariant, mokykla yra man, aš jaučiuosi čia kaip namie. Ir mes esam Žvejų gatvėje. Jūs esate Žvejų skyriuje, Vilniaus Kunigaikščio Gedimino progimnazijos 4 skyriuje jau. Jau 4 skyriuje. Taip, jisai šviežiai, naujai susikūręs. Žiūrovai žiūrės, tai matys, kur skirtingose aplinkose, kuriuose esam, tai čia jau ne pirma jau vykom, žiūrėjom ir, na, kuo skirtinga šita aplinka, kuo jinai kitokia galbūt, nes čia buvo anksčiau visai. Čia buvo, tai buvo Ignitis pastatas, sakysim, biurai, o mes gavome šitas patalpas, na, sakysim, taip, kaip jos ir yra, tik tai, kad visi buvo išnešti, aišku, baldai. Tai kūrėmės, faktiškai galima sakyti, nuo nulio. Nuo kėdės, stalo, lentos iki visų atributų, kurie yra klasėje, visų, sakysime, kažkokių tai lentynų, na, tikrai, nuo nulio iki pabaigos, taip sakant. Ir aišku, dar kūrėmės, dar tikrai ne viskas užbaigta, tai visiškai švieži esame, kvepiantis dažais. Taip. Iš tikrųjų, užuodžiam dažus, čia gal nesijaučia, bet galite įsivaizduoti. Bebarjerė aplinka, tai sakysim, jeigu mes kalbame konkrečiai apie specialių ugdymosi poreikių vaikus, galbūt reikėtų šiai dienai nebevartoti šitos savokos, o sakyti individualių poreikių vaikai. Dar girdėjau, kad įvairių poreikių, sako. Taip. Tai vat, taip geriausiai dabar po gero būtų sakyti, nes šiaip mes kiekvienas turime individualių poreikių, kas be ko. Tai ta aplinka būtų atsižvelgiant į kiekvieno vaiko, sakysim, tuos individualius poreikius, sakysim, kažkam tai galbūt reikėtų, kad būtų ryškesnės šviesos klasėje. Čia aš iškart pavyzdžiais tiesiog kalbėsiu. Kažkam galbūt reikia vietoj paprastos kėdės reikia gimnastikos kamulio, nes jis yra hiperaktyvus ir jisai nuolat kruta, bet, sakysim, suteikim jam tą spiruokliavimą ir jisai kuo puikiausiai tau išbus toje pamokoje. Tai, nu, vat tokie trumpi keletą pavyzdžių. Su kokiais iššūkiais tenka susidurti čia mokykloje ir kaip jums sekasi juos spręsti? Žinote, iššūkiai, nežinau, mes su tais iššūkiais jau šiek tiek ir esame apsipratę, nes buvo tokių, sakysim, pilotinių netgi projektų konkrečiai mūsų mokykloje, nepabijosiu pasakyti, mes turbūt esame vieni pirmųjų, kurie grįžo į mokyklas pandeminių laikotarpių, kurie integravo ukrainiečių vaikus. Tai sakysim, tie tokie iššūkiai mums yra ne naujiena ir iššūkius mes vertiname kaip galimybę. Galimybę kažką keisti. Kartais net ir požiūrį gali tai pakeisti. Va. O šiaip, na, vienas iš tokių, sakysim, galbūt yra sudėtingesnių momentų, bet aišku, su to tvarkomės, kai mes sulaukėme įvairių poreikių vaikų, tačiau dalis tų vaikų, sakysim, jie neturi kažkokių tai oficialiai patvirtintų pedagoginės, psichologinės tarnybos dokumentų. Ir tėveliai jie, na, dėl savų sumetimų matyt, yra linkę nutilėti, kad, sakysim, mokinys, jų vaikutis turi kažkokių tai individualių, sakysim, ugdymosi galbūt elgesio problemų. Ir mokytoja, kaip tas tyrėjas, pati tą vaiką turi išsitirti, pati perprasti jo būdą, sakysim, jo reikmes ir tada, na, įtraukti ir specialistus, įtraukti visą komandą, tai mums labai pasisekė, kad mes turime stiprią komandą. Tai tas iš tų iššūkių tik tai ko gero ir bus tai, kad yra faktų, kuriuos žinant būtų kur kas paprasčiau tvarkytis ir savalaikį pritaikyti reikiamą pagalbą vaikui. Tas 2024 metų rugsėjis, nuo kada bendrojo ugdymo mokyklos turės priimti visus mokinius su įvairiais poreikiais,
Tai yra ta data, ta pati yra visose mokyklose. Ir mes visos esame tikrai tame pačiame lygmenyje, tame pačiame etape pasirengimo, pasirengimo etape. Mes tikrai negalime teikti, kad galime visa pilna apimtimi taikyti universalaus dizaino, sakysim, principus, kad jie yra jau mokykloje įsigalėję. Labai daug ko trūksta ir tą ir mokslininkai pabrėžia, kad pirmoji, sakysim, yra tokia galbūt baimė, pedagogų baimė, nes daugelis jų nėra gyvenime susidūrę, sakysim, su kažkokiam tai konkrečiom vaikų negaliom, jie nesimokė šito ir mes neturime, sakysim, pakankamai žinių, kažkokių tai žinių bazės, kaip su tais vaikais dirbti. Kas bus toliau, bet svarbu pasakyti, kad mokykla nėra palikta viena, yra, sakysim, pagalba, išorės pagalba, yra tos pačios vis dar specialiosios mokyklos, kurios nebus naikinamos ir tikrai dirbantis ten, sakysim, dirbanti bendruomenė žada pagelbėti. Teko kalbinti savivaldybės atstovus, tas irgi buvo pabrėžta, kad mokytojai mokykloje nebus palikti vieni. Tai dėl universalio dizaino, turiu tik tai paprastą tokį receptą, sakysim. Nors žinoma, sėkmės receptai jie kūrėsi eigoje, bet jeigu mes matome gatvėje, paprastas pavyzdys, šviesoforas. Šviesoforas, jisai turi garsinį signalą, sakysim, ar ne, ten netgi būna prie mygtuko paspaudimo, būna brailio raštu, ar ne. Čia yra tipinė universalaus dizaino tipinis pavyzdys. Reiškia, šviesoforas pritaikytas visai visuomeniai, kad galėtų naudotis žmogus su regos negale, su klausos negale, vaikai ir taip toliau. Kodėl mokykla, kurioje yra begalės vaikų su specialiaisiais poreikiais, negali būti tokia, kurioje būtų aplinka pritaikyta visiems poreikiams, sakysime, ir neišskiriant jų iš kito tarpo. Tai tiesiog reikėtų tas aplinkas, kuriant apie tai ir pagalvoti, kad jas iškart galbūt kurti ir tobulinti žvelgiant tą linkme, kad aplinka būtų prieinama kiekvienam. Nes tai, kas tiks vaikui su tam tikra negale, tikrai tiks visiems. Dalinkimės gerąją patirtimi, nesitaupykime. Turime gerą pavyzdį, turime gerą patirtį, pasidalinkime su kolega. Ir dar turbūt derėtų pasakyti, kad labai svarbu yra direktoriaus palaikymas, mokyklos vadovo, administracijos palaikymas. Nes kai yra direktorius, idėjų generatorius, kai jisai yra, sakysim, mato iššūkiuose galimybės, tai šita savo lyderystė jisai užkrečia ir kitus. Ir norisi tada, irgi padaryti kažką daugiau, nei tu gali, viršyti savo žmogiškasias galimybės, kartais net ir tokios ambicijos būna. Nebūtinai, aišku, jos gal jos tik tai palaipsniui pildosi, bet tai yra jau labai reikšmingas žingsnis į pokyčius. Sveiki, esu Neringa, dirbu Kunigaikščių Gedimino progimnazijoje. Labai džiaugiuosi, kad dirbu šitoj mokykloje, kur turim gerą komandą. Esu mokytoja pradinių klasių, myliu vaikus. Apskritai, kuo mokykla, išskirtinė, jeigu taip galima tokį žodį pasakyti? Mūsų mokykla išskirtinė turbūt jau labai senai yra ir turim labai gerą kolektyvą, mes labai bendradarbiavom tarpusavyje. Tiesiog požiūris į vaiką pas mus yra labai visų mokytojų labai pozityvus, kas tai yra labai svarbu. Vis tiek gal pradinių klasių mokytojai, turbūt aš manau, kad labai drąsiai sakau, kad visi myli vaikus, nes turbūt negali būti mokytoju, jeigu vaiko mažo nemyli. Tai tas bendras darbas, kartu kolektyvinis darbas, komandinis darbas mūsų, tai ir padeda pasiekti gerų rezultatų su vaikais. Iššūkių būna visada, bet aš džiaugiuosi, kad dabar jauni tėvai labai bendradarbiauja su mokytojais. Ir jei seniau buvo, kad tėvai slepia, kažko nepasako, kas vaikui yra iš tikrųjų, tai dabar paskutiniu metu ypatingai tėvai bendradarbiauja, papasakoja, sutvarko visus reikiamus dokumentus, tada mokytoja būna
žinioje, ką reikėtų su tuo vaiku daryti. Tas pirmas santykis su tėvais, jis yra labai svarbus. Ir jeigu eigoje mokymosi per 4 metus tėvai bendradarbiauja su mokytoja, tuomet pasiekiamas didelis rezultatas. Nes tai yra bendras darbas viso kolektyvo mokyklos, tėvų. Čia labai yra svarbu, kada tėvai įsitraukia į bendrą veiklą. Ir visas kolektyvas, tai nėra tik mokytojai, tai yra visi darbuotojai mokyklos. Mes galime įvardinti ir budinti, kuris gali padėti, mes galime įvardinti ir valgykloje virėją, kuri pakalbina vaiką, kuriam sunkiai sekasi šaukštą išlaikyti, kuri pagiria, kad jisai jau suvalgė 5 šaukštus ribos. Nu, ta prasme, kad aš manau, kad tas visas bendras kolektyvas, kai mes pažįstam vaikus, žinom vardus, kai eini koridoriumi ir sveikinasi, sako, o, aš žinau jūsų vardą. Nu, tai labai malonu kažkaip. Specialių poreikių turinčiais vaikais, sunkesniais tokiais atvejais, jeigu taip galima įvardinti. Teko. Kaip sekėsi, jiems būti klasėje, jums mokyti, kaip pavyko tai? Nu, žinot, labai lengva kalbėti, nes klasė labai gera buvo. Labai gera buvo klasės bendruomenė tėvų, kitų vaikų atžvilgių, kad niekas nekėlė jokių problemų ir visi džiaugiasi, kad mes turim būtent tokį sunkų vaiką, kad gali paimti patirtį vaikai, kurie neturi jokių specialiųjų poreikių ir jie gali būti kartu. Ir mes priėjom tokios išvados, kad mes esame visi vienodi iš tikrųjų. Iš vienos pusės vienodi, iš kitos pusės visiškai skirtingi. Bet galime būti visi kartu ir tai mums visiškai netrukdė. Labai pozityviai vaikai žiūrėjo būtent į šitą situaciją ir labai pagelbėjo patys vaikai. Tuomet vaikui su tokiais poreikiais buvo labai lengva, nes jis jautėsi reikalingas. Jis jautėsi reikalingas klasėje ir tiesiog gal visiems mokytojams mes daug kalbėdavomės kartu su mokytojais, su specialistais, net po pamokos, praėjus pamokai, mes stengdavomės aptarti, kaip būtent sekėsi. Ir tada gali pasiekti rezultatą, bet vaikas buvo irgi pozityvus labai, jis ateidavo ryte gerai nusiteikęs. Kas nebūtų keista, vaikui, sakykime, 8 ir 9 metai, negaliu prisiminti, bet jis ar viena ir kitai mokytoja sako, oi mokytoja, kaip jūs gražiai šiandien atrodot. Tai tiesiog neįtikėtina, kaip pamatai, kad vaiko emocinė būsena labai gera iš tikrųjų. Ir matai, kad apie tai kalba tėvai namuose su vaiku. Galbūt tėtis mamą pagyrė ryte, kad vaikas tai pasakė atėjęs. Nu ir tai suteikia didelį džiaugsmą. Ar noris tam vaikui kažkaip tai daugiau pagelbėti, nes jis labai pats stengiasi. Parašius programą buvo įrašyta, kad nereikia mokytis mintinai eilėraščių. Dėl to, kad tokie poreikiai. Tačiau vaikas... Koks tai poreikis, jeigu galite įvardinti? Ten sunkus poreikiai, ten buvo daug visokiausių sutrikimų. Gal nenorėčiau įvardinti, nes tikrai labai daug sutrikimų buvo. Tai nereikėjo vaikui mokytis eilėraščių pagal programą, kurią mes pasirašėme individualią programą. Tačiau vaikas pats panorėjo išmokti eilėraštį. Ir tai buvo ne vieną kartą. Ir mes labai įgyrėme ir jisai išmokdavo visą eilėraštį atmintinai. Tai čia reikia pamatyti to vaiko akis ir tą džiaugsmą, tą emociją, kaip jisai pasako tą eilėraštį ir sako, viskas. Suprantat, jisai antiek patenkintas, antiek laimingas. Čia kažkas tai tokio, nemoku pasakyti. Aišku, su specialiųjų poreikių vaikais nereikia manyti, kad reikia siekti labai akademinių pasiekimų. Tiesiog reikia duoti vaikui pirmiausia emociškai gerai jaustis, kad jisai būtų su gera emocija. Dabar labai madingas žodis universalusis dizainas. Tai emocija irgi čia priklauso gera vaiko. Ne tik tai kaip vaikui patekti į mokyklą, ne tik tai kokie baldai bendrai visiems pritaikyti, bet ir pati gera emocija, tai irgi universalusis dizainas. Taip pat. Viskas įmanoma, tiesiog reikia domėtis, stengtis, bet aš manau, kad mokyklos gal dabar jau puikiai džiaugiasi, kad ateina vaikai, kad mes integruojam tuos vaikus į bendrą visuomenę, nes žmonės ir tokie pasiekia labai daug.